Jau, sveiki visi prisijungę prie sekančio video. Ką chebrytė, šiandien vyks mūsų tech apžvalga. Ir aišku, ir kaip visada įsijungia mūsų sekimo kamera. Ir man atrodo, man reikia ją išjungti. Žodžiu. Kartais tas AI trackingas su tais gestais, kaip sakant, suveikia tada, kai nereikia. Tai va, žodžiu prie video. Į ką chebrytė, šiandien keliausim prie mūsų tech apžiūros, dar kartą pasikartosiu. Šiandien mes apžvelgsim kamerą Facecam 4K 60 fps iš Elgato. Ir, kaip sakant, lik po šio video ir stengsiuos informatyvai kažkaip papasakoti ir parodyti ir palyginsiu su savo senąją kamerą iš Evermedia 513 versijos. Ar vertėjo man padaryti 200 eurų vertės upgrade'ą ar ne. Nu ką, bandysim šiek tiek apžiūros daryti ir visą kitą. Net ir stalą nusiploviau, visą, kad čia kaip ir gražiai viskas atrodytų, visą kaip turi priklauso tech review apžiūrai ir video daryti. Žodžiu, ir ką chebrytė, mes šiandien apžvelgsim tą naują kamerą iš Elgato 4K Facecam, tipo turi būti True 4K 60 fps video. Ir tikiuosi, kad šitas upgrade'as, vertėjo mums šitas dalykas, nes aš kaip ir straglinu su savo streamais ir viską dėl tos Full HD. Ir šiaip techniškai aš turiu tą 4K, bet su 30 fps, bet tas man atram fps, man streamai man nepatiko, tai todėl aš ir nusileidau ant Full HD, bet su 60 fps, kad būtų stabilesnis movement, taip sakant. Ir užmačiau senai šitą kamerą ir daug kas tuos review žiūrėjau, viską apie ją. Ir kas yra kečiausia, kad šitai kamerai galima dėti filtrus 49 mm, jeigu aš nepasirinku. Užsideda ant tokios linzės čia ir užsideda ir tiesiog ir gali filtrą užsidėti ant. Kiek ant tų visokių ten yra ten tų visokių žodžių, bandysiu kažkaip tai prieiti, papasakoti ir visą kitą. Bandom išpakuoti. Nu, of course, kaip sakant, brand new, kaip sakant, ir visą kitą. Ir ką, bandysim atidaryti dėžutę. Kaip ir bandom ją, kaip visada, tą dėžutę išgelbėt. Bet dabar galvoju, kaip čia dabar jinai atsidaro dabar. Supratau, kaip čia atsidaro. Ir... Kaip sakau, nieko nėra dėžutė. Kaip sakant, dėžutėje, dėžiai. Tai va, ir kas slepiasi dėžutėje. O kabeliai, instrukcija, kaip aš vadinu, lietupich ir visą kitą. Sakant, kad čia slypi dėžučiai popieriai, visą instrukciją, kabelis USB Type-C. Mes, kaip sakant, čia jį pamatuosim, pasižiūrėsim, kaip čia ką. Tada adapteris, čia kuris prisisuks čia kamerą ir dėsis ant monitoriaus. Jis taip va atsivers, tiesiog ir laikysis. Ir pati kamera. Ir kas dar dėžutėje? Dėžutė daugiau nieko nėra daugiau. Vlacha. Gerai suvyniota. O, dar žiūrėjau. Emblema iš Elgato. Wow, cool. Gražiai atrodo suvyniota, mes, kaip sakant, tą blombelį nuplėšim. Ir darom įsipakuoti. Ir... Bats. Kaip jinai atrodo. Wow, interesting. Facecam 4. Bet tokia jinai lengva. What the fuck. Ir man atrodo, kad
Mano Evermedia net žymiai sunkesnė yra. Gaila, kad aš svarstyklių neturiu, negaliu net pasvert aš jos, kiek jinai čia manoji versija sveria. Ir kaip matot, hebra, čia Elgato Prime Lens, čia 21 mm ir, kaip minėjau, 49 mm galima dėti belė kokias filtrus, kurios užsideda. Tai galima ir ten kinietiškas, ir profesionalias, ir galima ir iš Amazono nusipirkus tiesiog jas užsidėti. Būtinai turi būti 49 mm, nes jeigu ten kažkokias mažesnės ar didesnės, jos kaip ir bus netinkamos. Tai kad, kaip sakant, turėkit omeny, hebra. Gerai, kaip sakant, šitas dėžutės popierių irgi. Dėžutės. Dabar 11 vėl už lango vyksta. Ir dabar keliaunam prie kabelio ir žiūrim. Pirmą reikia jį išvyniot, pasižiūrėt. Yra 1, 2. Tai va, ir dabar, kaip sakant, galima, manau, naudoti šitą adapterį. Ypač jeigu norėsi padėti ant trikojo, kaip ir aš dabar tą naudoju ir jį panaudot ant trikojo. Tai mes, kaip sakant, aišku, mes turim pačioje čia varžtą, su kuria prisisuks. Ir aišku, mes jį bandysim prisukt. Tas reikia užkabinti ir tada jį prisukt. Ir kai mes jį prisuksim, bats ir vo. Bet kad dydis to jos tai tikrai didelis, palyginus su mano Evermedia, ir jinai yra lengva. Ir dabar, kaip sakant, įsiimam savo kamerą, kuri irgi su Type-C, kuri man, kaip sakant, tarnavo visai gerai ir viską, bet palyginus, ką žinau, pagal rankų timą, atrodo, kad tarsi, kad Evermedia yra šiek tiek gal ant kelių gramų tyčiau sunkesnė už Elgato kamerą. Kaip jos viena ir kita atrodo iš toli ir apžvelgsim iš arčiau. Štai kaip atrodo tas mano kamera, mano senoji iš Evermedia 513, pati Elgato. Kaip čia jos atrodo viena ir kita sudėjus palyginus. Pagal dydį sakyčiau Elgato aukščiu didesnė ir stambesnė, bet siauresnė, bet aišku, mano siauresnė, bet jinai paplatesnė. Ir po to mes prisijungę prie kompiuterio ir bandysim ją sulyginti vieną prie kitos, kaip ji atrodo su Full HD raiška, viena kita ir su 4K. Viena ir kita, ar skirtumą, ar tikrai man pagerės vaizdas. Reikėtų mano dar tą seną kamerą kaip ir pavalyti šiek tiek. Bet aišku, blogai, kad šitą kamerą neturi to privacy uždangalo uždėt, o turi tą privacy langelį. Ta tipo ėmi ir bats ir užsidarai. Ir kad kažkokie hakeriai imtų ir nežiūrėtų slapta per tavo kamerą, ką tu ten netyčia veiki. Bet aišku, mano Evermedia kamera šiek tiek reguliuojasi per kampais, šiek tiek į viršų, į apačią, į šoną, į kairę, į dešinę galima reguliuoti, o Elgato kamera, ji kaip ir jokių reguliavimo neturi. Ji turi tik tai tą vadinamą kojas, kurios užsidės ant monitoriaus ir tiesiog vienam aukštyje, stabilume ir bus. Jos kaip ir nebus galima jos kaip ir šiek tiek kairiau, dešiniau ir visą kitą. Keliausim prie kompiuterio, bandysim tą visą reikalą sujungt, pajungt, atsisiųst driverius ir padaryt palyginimą. Full HD, tram, šiam ir 4K. Tai tiek, kaip sakant, hebra. Keliaunam prie kompo ir bandysim tą visą reikalą sujungt. Tai let's go! Tai va, hebryda, tai mes kaip atkeliavom prie kompo ir, kaip sakant, pasijungiam kamerą ir bandysim kaip ir visi rašyti ant tuos visus driverius. Tai va, mes užėjom į oficialų saitą elgato.com ir, kaip sakant, jo vertė yra 200 eurų. Ir čia galima pasirinkti, kaip supratau, variantus, colors, kokį aš norėčiau, bet čia pas mane, kaip sakant, stokinis variantas.
tai yra toksai. Visa kita ir aišku, parsiduoda atskirai tas filtrai. Tas vadinamas privacy filtras ir SPL lens filteris. Čia jau jeigu perkant tiesiogiai tiesiai iš Elgato. Aš kaip ir pirkau iš Amazono, kaip ir jame nebuvo rinkinyje. Tai vat 4 spalvos, 4K su 80 FPS, galima tą padaryti cinematic efektus, turi DSLR Light Control, kur mes parspumpuosim iš Elgato ir suportinę linzės, kaip minėjau. Ir aišku, čia daug kaip suprantu. Ir keliaunam prie specifikacijų. Taip, kaip sakant, Elgato linzės turi 1.8 Sony sensorių, image procesorių, kaip sakant, ekosistemą, kaip sakant, patys žinot Elgato, tai čia jie turi, gal ir malonu, aišku, ir keliaunam prie, kiek čia visko. Ir, kaip minėjau, specifikacijos. Max Performance 4K 60 FPS, HDR video 4K 30 FPS. Tada unkompresuotos video 4K 30 ir 860 FPS, Sony Starvis 2 CMOS sensorius, lenzės Elgato Prime, kaip ir tos senos versijos, fixed fokusas ir focus ranges tarp 30-120 cm ir 1.18 ir 1.7 inch. Tai čia cm į inčus. Aperture f4.0, ta senesnė versija tai 2.4 ir field of view yra 90 laipsnių net. Tas pats kaip senesnė versija iki 8.4, bet 90 laipsnių tai aišku kaip ir malonu bus. Elgato Flash Memory turi, Manual Exposure, Shoot Speed ISO irgi turi, Cap Accessories, Black Carbon Final Colors, Softas ir visa kita, USB 3.0 or later Type-C, Cam 9 mm linzės, dabar apie kabelį, o kodėl aš nematau kabelio? Jo, ir kalbama, kad data cable 2 metrų, plus minus jo 2 metrai. Tai va, tai kaip sakant, atsisiunčiam mes tuos Elgato Wave linką, kaip suprantu, ir kur bus select the product, ne, kameros, facecam kamera ir kamera hop, ne, ir mes atsisiunčiam, continue without. Atsisiunčiam ir, žodžiu, mes susirašom šitą visą driverius, ką reikia padaryti. Welcome, bla bla bla, agree, diskas ir install. Kaip pastebėjote, aš naudoju savo senąją Evermedia kamerą ir finish. Ir, kaip sakom, mes įsileidžiam Elgato hop kamerą. Įsileidžiam video engine, kaip prie. Ir update'us iš karto pareina. Ir būtinai tą reikia padaryti interface update'ą, nes vis tiek tie vadinami driveriai, pačių sistemos atnaujinimai, tie visi bugai ir, kaip sakant, mes ir įsirašym, tik taip iškelį pakoreguosim aukštį kameros, ir kaip čia atrodo, ne? Kamera 1, 2, ne? Ir aišku, 4K 60 FPS, ne? Ir turėtų būti toksai. Ir aišku, čia galima dar ir, žiūrėk, toks mano veidas, ne? Žiūrėk, šlakštinė, ne? Ir aišku, mes galim tą reguliuoti kontrastą, visą kitą, spalvos, visai, giliais atsirado toksai, didesnė, sharpness, čia dabar pradėjo lagalint, kaip sakant, reikės man pasižiūrėti ir pasitvarkyti noise medium, sakant, noise yra high,
ne? Nežinau kaip čia ką, tai čia kamera tai kaip ir įdomi. Ir po to mes average, ne? Bet irgi toks valagas jaučiasi hebra dėl kažkodėl, tai aiškinu čia kaip reikia dar viską pasikoreguoti. Matot tokie hebra, kai ant Full HD lagų nėra, ne? Ant 2K vaizdas. Aišku, ant 2K, kaip sakant, geriau, pasakyti. Bet kas liečia 4K, 60, dabar toks biški. Čia galim presėtus susireguliuoti. Galima B, ne, galima daryti F, ne, C, tokį neva kaip D. Tiesiai ant veidą, ne, darom taip, ne, bats ir bats. Čia galima efektus padaryti. Ir galima, ir čia visokie efektai yra. Uždėti visokius filtrus, viską. Mirror tai gal geras dalykas. Flip. Background. Ir kodėl čia gal reikės atsisiųst. Download padaryti. NVIDIA Broadcast Download Center, ne? Video, audio effects. Tai čia visokie čia čia yra. Žodžiu, mes bandysim kitą kartą. Prompter. Biškelį lagų yra palyginus su mano Evermedia ir su Elgato. Aišku, čia reikės dar pasireguliuoti. Ir tikiuosi, kad tikrai vertėjo Automatic Spot. Okei. Tai čia galima šitą reguliuoti, nes jeigu mes iškelsim aukščiau, tai čia galima, kaip sakant, čia dabar bus shutter speed. Čia, kaip sakant, reikės čia dar pasimanevruoti, kaip sakant, su šita, su kamera. Kaip sakant, ir spalvos, kaip sakant, šiltesnės, šaltesnės, noise, on and off, čia noise, ne? Čia noise cancellation, tai padavo visą noise. Čia matos vakata. Tokia kaip. Ir galima tą visą custom padaryti. Tai jeigu mes noise padarysim. High. Ką žinau. Čia yra custom, tai čia gali ten savo presėtus ten tą viską padaryti ir aišku čia viską ant auto pasidaryti. Ant automato. Ir po to čia, aišku, čia žaist su kamera ir kaip ir pasidaryti savo tuos vadinamus presetus ir visą kitą. Bet aišku, gaila, kai perki kamerą iš Amazono, bet net tiesiai iš pačios Elgatos ir aišku, ten šito viso reikalo nebuvo tie, kaip ir pasirinktas privacy tą filtrą uždėta ir tas, kaip ir vadinamas, nemokamas filtras. Ir net man net keista net ir žiūrėti kažką, tai net man toks jausmas, kad man Elgato atrodo tas Full HD, atrodo žymiai geriau nei iš žodžio įdomu. Ir pabandom medium device, ne? Ir pabandom
pasijungta Elgato 4K kamera. Kaip čia jinai save vesis? Turim atsirast. O, default resolution, ne? Custom. Ir tokia, kaip sakant, comparison padaroma, ne? Ir bats Full HD. Čia kaip dabar atrodo dabar stokiniais Full HD 60 FPS. Čia atrodo mano Full HD Evermedia. Čia dabar Elgato. Dabar Evermedia. Elgato, Evermedia ir Elgato. Tokia, sakyčiau, kameros. Linzės biškai tokios didelės, tokios kaip minėta, platesnės 90 laipsnių. Ir dabar pakeliam vadinamą rezoliuciją dabar, ne? Padarom ir grįžtam ant 4K, 60 FPS. Ir padarom dabar Evermedia, ne? 4K, bet gaila, kad 30 FPS. Biškelės įtvarkom. Ir va čia hebra, kaip matot, 4K Evermedia, 4K iš Elgato. 4K 30, 4K 60. Sakant, skirtumas matosi akivaizdžiai, bet tik tai reikėtų dar pažaisti su tais filtrais, tais nustatymais, kad man būtų tinkamai ir nustatymuose, kad būtų panašiai kaip čia, arba net ir geriau. Tai vat, kaip sakant, pažaisim, pasireguliuosim ir bandysim tą test drive daryti stream'e kamerą ir bandysim kaip čia, žinau, mes ten ją realizuosim šitą Elgato kamerą. Žodžiu. Tai va, žodžiu, chebrytė, kaip sakant, patys matėt, kaip čia atrodo Evermedia ir Elgato 4K ir Full HD ir 4K su tram ir šiam FPS, bet kaip matėt, pas mane jau ten kaip ir Evermedia, ten tokios kaip ir presetai jau padaryta su tom spalvom, ten kaip ir man patinka, o stokinė, kaip matėt, įdomi. Reiks, kaip sakant, hebra, pažais, pasireguliuot, pasistatyti savo presetus, kaip čia bus su ta kamera ir bandysim ją daryti, kaip sakant, bus mano, kaip sakant, taps mano main kamera. O šita, nežinau, bus kaip ir sekanti kamera, gal kažkam tai mes ją, nežinau, pritaikysim. Arba naudosim abidvi kameras kažkur tai, kažkam tai, kaip sakant, bus matyti. Tai vat. Tai vat, hebrytė, tai jeigu patiko šitas video, tai nepamirškit hebrytė paspausti like, jeigu buvo šitas video informatyvus, o jeigu ne ir kažkuo nepatiko ir gal aš ne taip kažką pasakiau, nepatiko, dislike. Ir tikiuosi, gal šitas video buvo informatyvus. Ačiū, kad žiūrėt mano šitą video dieną ar rytą ar vakare. Bandysim toliau kažką tokio įdomaus tokių video daryti ir informatyvius ir visą kitą. Tai tiek, tai gerą vakarą visiems iki ir peace, hebrytė, aš Šauti ir mes matysim sekančiuose video.